Labą labučiuką. Mokslo metai įsibėgėjom, tad iš karto prie esmės. Ir skubu pasidalinti 3 naujienomis, 3 idėjomis, kurios padės kasdienėme darbe, mokant vaikučius. Pati pirmoji, pati šviežiausia, naujausia, kaip džiaugiuosi, tai yra užsakomų sapnų pasaka popierinėme formate, kad galėtumėt padėti vaikams ne tik saldžiai miegoti, bet ir mokytis raides. Kaip tai veikia? Užsakomų sapnų pasaka yra labai patogu ją vartyti, skaityti, apžiūrinėti piešinukus. Va štai čia visa pasaka sudėta, plus yra QR kodas, kur tiesiai galima į audio pasaką patekti, be jokių reklamų, kur yra audio pasaka, ne YouTubinis variantas, bet mūsų ABC pilies puslapyje, kur yra įdėta audio pasaka, todėl tai yra labai patogu. Ir plus priedas prie sapnų pasakos yra sapnų kortelės, kur vaikas gali, kaip studentų laikais, pamenat ar ne, pasidedi knygą po galvą ir atrodo, kad geriau išmoksi. Tai čia yra sapnų kortelės raidėms mokintis. Va štai yra raidė. Vaikas išsirenka, kokios raidės nemoka, nežino, išsikerpa šitą raidelę. Plus dar yra eilėraštukas, pavyzdžiui, A raidelė, A raidelė, A raidelė. Eik ateik į galvelę, per sapnelį, opapa ir išmoksiu aš tave. Tai va, vaikas renkasi savo raides ir taip gali mokintis linksmai abėcėlę. Nauda yra kokia? Vaikas mato piešinuką, va šiuo atveju, pavyzdžiui, mato tigrą, tai yra T raidelė ar ne, mato tada T raidės simbolį ir išsikerpa kortelę, deda po pagalvę ir jam per visą tą laiką, per kelias valandas, ta T raidelė yra mintyse, nes žinoma, nuėjęs miegoti, jis galvoja, ar susapnuos tą tigrą, o kas bus sapne ir taip toliau. Plus šitą pasaką, atsiliepimai iš auklėtojų, kurios jau išbandė šitą pasaką, labai padeda ne tik mokintis raides, bet padeda vaikui ir lavinti kalbinį aparatą. Todėl, kad vaikas intuityviai ir pats įsitraukia į procesą ir atsibudęs nori atbėgti ir papasakoti, ką jis sapnavo, ką matė, ir tai vyksta natūraliai ir linksmai. Tai va, tai toks priedas, plus prie šito priedo dar yra papildomų sapnų aprašymai. Tai aš paskaitysiu, kokie tai sapnai. Tai yra sapnas užmarštukas, nes būna, kad kartais miegame, sapnuojame, bet užmiršome, ką sapnuojame. Tai būna, pasitaiko toks sapnas ir vaikam gali pasitaikyti. Sapnas knarktukas būna, sapnas gydytojas, sapnas taikdarys, sapnas klajoklis, sapnas ieškotojas, sapnas besmegenis, sapnas saugotojas, sapnas mokytojas, sapnas saldukas. Labai įdomu apie visus tuos sapnus antroje pusėje pasiskaityti. Štai čia paveikslėlis, o čia pasiskaitimas apie tuos sapnus, nes vaikams tai lavina kūrybiškumą ir praplečia jų matymo pasaulį visai kitomis spalvomis ir įtraukia į miego procesą. Kai atsigulė vaikas miegoti, galvoti ne apie tai, kas buvo, ne apie tai, kas ką pasakė, ne apie tai, kas nutiko grupėje, o galvoti apie tai, ko norėtų, o galvoti apie tai, kokį sapną pasidėjo, o galvoti apie tai, ką susapnuos, o tada atbėgus jau po pietų miegelio, rytą metą pas tėvelius atbėgus, iš karto papasakot, ką sapnavo. Vaikai, tarp kitko, patys gali netgi nusipiešti savo sapnus ir pasidėti po pagalvę. Tai va, štai tokia idėja, padedanti saldžiai užmigti ir nubusti su šypsena ir plus edukuojanti vaikus. Antroji idėja, kuri jau pavasarį pasirodė, bet jau visai prieš baigiantis mokslo metams, tai yra ta Patulio pasakos, kadangi ta idėja patiko žmonėms ir iškeliavo pas žmonės jau pavasarį, bet nedideliu kiekiu, tai dabar yra atnaujinta knygutė su kietesniu, storesniu viršeliu ir pridėta papildoma medžiaga dar. Štai čia yra ir pirštų laikymo terapija, va būtent kaip kokia emocija gyvena ant piršto ir papildomi taškai ant pirštų va sudėti, kad vaikas dar galėtų ir papildomai tuksenti ir papildomų emocijų pridėta, kaip vaikui susidoroti su savo situacijomis. Ir žinoma,
pasakėlės apie tuos taškelius, kuriuos reikia tuksenti. Tai va, antroji idėja - atnaujinta knygutė, kur galite užsisakyti į darželius ir į grupės arba asmeniškai savo naudoti. Ir žinoma, trečioji jums naudinga informacija ir idėja - tai yra ABC pilis televizija vaikams, kurioje yra ir dainelės, ir karaoke, ir pasakėlės, ir eilėraštukai, ir žaidimai, ir atsisiuntimo medžiaga. Ten yra ir apie raideles, ir apie skaičius, ir apie kūrybinius dalykus. Tai kviečiame jūs prenumeruoti ABC pilis televiziją savo grupėms, savo darželiams, naudotis medžiagą ten sudėta, nes edukacinė medžiaga užveda vaikučius ir jum pačioms tiesiog lengviau yra planuoti pamokėles, o jeigu kokia situacija ir reikia ar greitai pabūti, ar auklyti, ar kažkam tai su vaikučiais kelias minutės, tai tiesiog labai paprasta yra jungti edukaciją ir vaikai gali stebėti, žiūrėti ir turėti turiningą laiką. Tai nuorodas paliksiu po šito filmuku, galėsite pasižiūrėti ir pasiūlymus, ir naujienas, ir žinoma, galite rašyti tiesiai man, norėdami užsisakyti savo grupėms, savo kolektyvams knygučių ir ABC pilis televizija.